senais laikais. Nu, malonu prisiminti. Ateinam čia, bent aš jau nuo 2014. Taip. Šaunuoliai, va, čia kas dirba. Ir čia priima ir kitų šalių žmonės. Ir tai nuostabu. Tik labas. Labas. Čia iš Turkijos. Itan malonu, šaunuolis. Sėkmės jum irgi. Fantastika. A turi nusiskundimų, gal nebeisiu talint tave? Ne, visą. Tai tu čia sakai, o kaip jam atrodo? Do you have some kind of problems here, maybe? Just in case, you know, I'm asking. Yeah, I know. Thank you so much. I'm sorry. I just hear, not professional, just amateur. Thank you so much. Yeah, this is old our house. Žemaitės vieta padaryta šauniai. Ir džiugu, kad šeimininkai išlaikė tą vietą. Atmosfera čia yra nuostabi. Ką čia parodyti? Kad pajustumėt, bet pažiūrėkit. Visus kviečiu. Man tikrai labai patinka. Jeigu kas tikit nelivin, tai prašau, atvarot. Ar veikia pianinas, atsiprašau, ar galima groti? Halo? Nu, jis tai pagyvenęs. Pažiūrim. Aš ne muzikantė. Sounds is good, bet nesuderintas. Nu ką, aš ne musician. Thank you. It's amazing. Okay. Čia einame viršų, o čia pirmas aukštas. Va, pažiūrėkit, koks grožis. Bet žinot, kas mane čia labai žavi, aš dabar žiūriu. Va. Tiek metų, va tas paveikslas. Jo atmosfera. Nu, negalėsiu perteikti, biški šešėliai eina, bet pažiūrėkit kokio nuostabumo. Mano fotografija, kurią aš vis bandau padaryti, tai yra siekti kažką panašaus. Net nežinau, kieno čia paveikslas, bet aš taip senai žaviuosi, kad negaliu sustoti. Radau dar žmonių, kurie, nu kaip, dirba kitų šalių. Va, pažiūrėk, kaip čia, ar čia vynas veikia, ar čia mano akcentas, dar nežinau. Bet šiaip tai va įdomu. Tai va, girdi, irgi juokiasi merginos, o čia merginos labai nuostabios, tai pradėjom bendrauti. Nežinau, kodėl jos prie tuščio stalo ir siūliau dar kažko tai išgerti, ar vandens. Ne, tiesiog aš jas persodinau nuo jau stalo ir jos sutiko taip draugiškai pabendrauti apie tai, kaip čia ir net netyčia sužinojo, kad pasirodo vienos merginos, ta kur su akiniais skiriamasis ženklas, kad jos yra tėvelio. Ir jie išlaikė šitą restoraną. Tai va, vėjas didelis, nežinau, turbūt reikės prieiti artyn, jeigu norėsi kažką pasakyti. Tikrai malonu, šaunuoliai. Nu, nenoriu aš būti kaip tas žurnalistas, žinai, klausinėja kažką, bet tik tiesiog prieisi arčiau, nežinau, kaip man jiems tą kamerą su tuo garsu. Aha. Tiesiog malonu. O kaip sugalvojo taip, kad reikia išlaikyti? Kas čia įvyko ir kodėl buvo parduodamas jisai? Ne, nebuvo parduodamas, tiesiog koronos metu mano tėtis gal norėjo kažkaip, nežinau šiaip koks buvo mąstymas jo, bet taip atsitiko, kad restoranas buvo išnuomuotas kokiem 4-5 metam, jeigu neklystu. Ir pagaliau va šiais metais šį rudenį jis jį atsiėmė. Ačiū Dievui. Geriausias sprendimas. Taip. Nes galiu ateiti, pavalgyti ir šiaip šitą visą aplinką. Ir šiaip, taip. Interjeras yra labai gražus. Labai. Ir šiaip labai gera aura viduje ir tas žalias interjeras. Tai va ir lygės. O tai keitė tie, kurie buvo kažką tai paėmę? Ne, turbūt ne. Paėmė, gal tiesiog meniu savo pakoregavo, reikėjo savo kažkokiu variantu. Bet šiaip pati idėja, kokia buvo, taip... Labai. Mes buvom čia dar prieš kelis metus, tai buvo, atrodo, lyg tai kitoks administratorius su visais tais. Tai nesvarbu, čia taip keičiasi. Bet šaunuolė, bet dabar aš matau čia, aš nenoriu eiti į politiką, bet labai šaunu, va, žiūriu ir turkas dirba pas jūs, ar ne? Jaunas žmogus ir dabar bandėm, žinok, pusę valandos aiškinamos pavardės, nu daug. Ir labai įdomiai, žinok. Išneka tik angliškai, aišku, išmoks turbūt lietuviškai jau tik 2 metai. Čia ne apie tai irgi. Kaip apsprendžia vis dėlto, na ne apie politiką, bet kaip apsprendžia, kaip priimat žmonės, kaip priima tėvelis jūsų žmonės į darbą. Iš širdies turbūt, ne? Mano tėtis daug metų ir
restoraną, tai ten bendradarbiauja ir su ukrainiečiais, ir su baltarusiais žmonėmis, ir tais labai stengiasi įtraukti skirtingų tautybių žmonės ir manau, Šaunuolis. Galiu atveju jų darbo net labiau džiaugiasi ir didžiuojasi negu lietuvių, nes ir tie žmonės kažkokie kitokie ir gal daugiau, kaip pasakyti, norintys ir dirbti, nes vis tiek atvažiuoja į svetimą šalį, neturi gal tiek ir daug pasirinkimų, tai tie žmonės ateina su tokiu nuoširdžiu noru ir atsidavimu. Ir ypač, kas liečia tokius restoranus ir tą aptarnavimo visą sritį, tai labai daug jaunų žmonių visgi tai darbas yra. Tai visokių būna išbandymų su jaunais žmonėm, bet būtent užsieniečiai tikrai ir draugiški, ir komunikabilus, ir čia labai, manau, tas svarbu yra, nes yra tikrai atvejų, manau, Lietuvoje, kai žmonės skundžiasi būtent aptarnavimo personalų ir kad kartais trūksta tų manierų ir tokio malonaus požiūrio į klientą. Kai žmogus malonus, tai nesvarbu, gali susipažinti, gali paklausti, gali parodyti. Mes patys visose kitose šalyse mokomės, bet dabar tikrai nenoriu klysti į politiką, bet lygiai kai mes Amerikoje visi, tai niekasgi ten nemoka. Nei lietuviškai, nei nieko ir, nežinau, rusiškai, aš jau pati ten senai jau nebemokėjau, bet kažkaip tai rodaisi darau, aš pati dirbau Chanel kompaniją, įsivaizduoju po metų. Tai priėmė, konkursas, svarbu nebijoti. Tai jiem dar įdomiau, čia, žinai, aš buvau ten kaip beždžionė tokia egzotinė, tai ateina ten žmonės, žinai, pažiūrėti, va čia iš Europos, o tengi, žinai, moterytės tokia senesnės, garbinga parduotuvė Lord & Taylor. Va, čia iš Europos, o mesgi lietuvės tai mokam dažytis, ane? Žinom kaip tą, ir taip, kai jaunas, jūs labai gražios. O paskui, ačiū, o paskui su laiko, aišku, viskas išnyka, bet dirbi. Jeigu nori, tai rasi, svarbu kur, nesvarbu kokią šalį, žinokit. Tai dabar, atrodo, jeigu nesuklysiu, jūsų vardas Liza. Ir draugės? Kamila, malonu labai. Čia mano Regina, taškosi su tortais, va taip labai. Mes kaip visada, žinai, ten pletkaujam. Dabar, merginas, gal galiu pavaišinti? Kažko tai. Ačiū, tai mano vardas Nelė. Man tikrai labai malonu. Tai jeigu norėsim susitikti, mane irgi rasite ir viskas. Atleiskit, kad jūs netyčia. Čia, žinokit, tautiečiai nebuvo spręsta, žinok, netyčia pataikiau viešpate. Ir pasakė, kad čia savininko dukra. Man labai malonu, neduok Dieve, dar parinksiu. Ačiū. Linkėjimai šeimai. Ačiū jums labai. All greenhouse view from balcony. Vaizdas iš balkono. Senas restoranas Vilniuje, kaip ir pati Žemaitė. Fantastinis. Vėl mes grįžome į jį. Oi. Ir muzika čia, nežinau, ar galės man leisti ją čia, kad būtų, arba bus kažkokie tai nurodymai, kad jos negali būti, tai dabar einam. Šiek tiek parodysiu. Tai yra fantastinė vieta, visiems pasidėti jaukiai. O, čia mano draugė sėdi. Vandenį geri kaip visada, ne? Šaunuolė. Einu toliau. Tik daug maž parodyti, kurie nebuvę. Very much recommended. It's amazing place. If you want to sit cozy with many people, many friends, family members, it's a great home. Now we're here in summer. Of course, it's not so many people because here we are almost 3 o'clock. Lunch ended. Everybody's left. Oh, look at this. Wow, look at this, how cozy here. You can sit here and you can see the street view. Amazing. I think our writer, Žemaitė, would much love to be here. Very much we all inviting here. Great people, great people who working here, and exceptional, you can get everything what you want. Thanks.
What kind language you can speak now? I'm local, but my husband and brother, they are from Scotland. From Scotland, nice to see you. I'm from England, New York, or whatever. You know, with Vilnius. Tai ką čia švenčiat? Dabar lietuviškai galim pasakyti. Ką švenčiat? Ai, nieko, šiaip atėjom pavalgyti. Šaunu, kodėl jums patinka šitą vietą? Ar seniau buvot, ar anksčiau buvot? Vestuvės. Kelintais metais? 34. Ne, o jėzus, 36. Pažiūrėk. Do you remember wedding day? What year? Jesus. Nice. Must be going too fast. Gold. 24 gruodį. Ne, 23 gruodį, tai va. Todėl, kad prieš naujosius metus yra mums kažkaip susimaišė. Tai viskas gerai. O kaip gyvenimas einasi? Gerai, labai. Atsiprašau, aš tik susipažinau čia su savininko dukra. Aš labai senai ateinu. Nice to meet you guys. Have wonderful celebration. Ačiū labai. Atsiprašau. Facebook'e pažiūrėsit. Gerai. Tai aš nežinau, dėl ko aš čia vis grįždavau. Ar dėl to paveikslo. Man taip patinka. Jis dabar čia kitoj vietai. Nelabai geroj vietai, nes čia šviečia į saulę. O jis nuostabus ir va. Nutriškėm visus tos šešėlius. Čia man tiesiog jis labai patinka. Nu, galėsim paklausti vietinių. Tai va, atsiprašau. Tai va, čia gražu. Čia galim sėdėti lauke. Jeigu norim, jeigu nenorim, kai šaltas, sninga, pusto, irgi galim sėdėti. Arba čia vaikštom. Tai va, čia yra tokie klausimai. O čia labai gražu. Pažiūrėkit. Nu, kaip būtumėt namuose. Va, kažkokie dzūkai ar dar kažkas geria vietinę. O čia irgi alus labai mėgstamas Lietuvoj. Na va, visos šeimas truputį švenčia, ne? Netgi matot su gražiais paraidytais ūsais ir panai. O, vau, panau, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip gražu. Natūralių augalų panau dekoracija. Na, aš vadinu panau. Ar yra kitoks pavadinimas? Nu, galim pagalvoti. Kol kas nežinau, aš irgi galiu būti atsilikusi. Tai va. Palmių nelabai Lietuvoje auga, bet irgi būna. Pažiūrėkit, koks senas tas. Va. Tai ir norisi čia švęsti. Va, lietuviai medžiotojai seni. Dabar net meškų atsirado. Tai va. Tai prašau. Labą dieną. O, vau, čia va, prašau. Žmonės ateina, labai graži vieta. Matosi iš balkono. Ar jūs ten rūkote, ar ką jūs ten darote? Tikrai gražu, ne? Va. Žiūrėk, ir čia netgi vitražai yra, kažkodėl tuos masėm biškai uždengti, bet tai turi jie savo tą. Ir žiūrėk, medžiojimas nuo ančių, bet dabar ir meškų galės pašaudyti, įtariu. Gražu, ačiū labai, iki malonaus, susitiksim.